Ar Klaipėda dar įperkama, ar jau nebe? Nes kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad čia gali gimti, augti, bet kai ateina laikas pirkti būstą, prasideda realybė. Atidarai skelbimus. Pavyzdžiui, 2 kambarių butas, kuriam nereikėtų remonto, jau apie 120 000 eurų. 3 kambarių dar kaina į viršų. Ir tada sėdi, žiūri į ekraną ir galvoji, čia butas ar startinis paketas į finansinę vergiją 30 metų į priekį. Kartais atrodo, kad lengviau antrą pusę susirasti, nei įpirkti normalų būstą Klaipėdoj. Nuoma ne ką geriau, apie 500 eurų 2-3 kambarių butai. Ir dabar svarbiausia dalis – atlyginimai Klaipėdai. Nėra Vilniaus lygio ir čia gaunasi labai keistas derinys. Kainos kaip didmiestį, o pajamos, kaip išeina. Bankas sako, viskas gerai, galite imti paskolą. Tu sakai, okei. Bankas, iki pensijos, ate. Ir čia prasideda įdomioji dalis, apie kurią niekas garsiai nekalba. Kai imi paskolą, niekas tau negarantuoja, kas bus su palūkanom. Čia toks kaip kazino, tik kad su būstu. Pavyzdžiui, mūsų šeimos situacija. Pasiėmėm paskolą, viskas normalu, planuojama, paskaičiuota. Ir tada bam, palūkanos kyla. Ir įmoka padidėjo net apie 40%. 40. Ne 4, ne 10, 40. Ir žinot, kas geriausia? Bankas tyla. Nepaskambino, neparašė, nepaklausė. Ei, ar dar gyvi, ar dar išsimokat? Nieko. Ir tada ateina dar vienas perliukas. Palūkanos šiek tiek nukrenta. Skambina bankas. Sveiki, turime jums gerą žinią. Galvoju, pagaliau. Sakom, jūsų įmoka sumažėjo. Net 3,94 eurais skubu pranešti gerą žinią. Ir tuo momentu supranti, kad čia ne finansai. Čia jau humoro žanras ir bankų požiūris į žmonės. Bet kai reikėjo duoti paskolą, tai ten buvo kaip kriminalinė ekspertizė. Kiek uždirbi, kur dirbi, kiek išleidi, ką valgai. O kai jau pasiėmei, sėkmės gyvenime. Ir dar vienas svarbus kampas – tai nuoma. Nuoma iš pirmo žvilgsnio atrodo patogiau, mažiau įsipareigojimų, daugiau laisvės. Bet realybė tokia, kad kas mėnesį moki nemažus pinigus ir jie tiesiog dingsta. Nuoma dabar tokia, kad jautiesi kaip mokėtum paskolą, tik be buto. Su paskola bent jau moki už savo turtą, žinai, kad kažkada tai bus tavo. Be to, savo būste tu šeimininkas, nori gyvūnų, prašom, vaikų triukšmas, dzin. Ar sieną perdažyti nori, darai ką nori. O dabar kartais gaunasi absurdiška situacija, net paskola gali būti pigesnė negu nuoma. Tik skirtumas tas, kad vienu atveju investuoji į save, kitu į svetimą kišenę. Ir tada jaunas žmogus turi labai paprastą pasirinkimą. Arba imi paskolą ir gyveni su ją pusę gyvenimo, arba važiuoji į rajoną, arba išvis išvažiuoji. Ir tada atsitinka įdomus dalykas. Klaipėdos rajonas auga greičiau nei pats miestas, nes ten paprasčiau, net dažnu atveju pigiau, daugiau vietos centre ir daugumoje miesto vietų, parkavimas, loterija, būstas, prabanga, lieka tik vienas stabilus dalykas Klaipėdoje – tai vėjas. Bet dabar svarbiausias klausimas, ką daryti, nes kritikuoti lengva, sprendimų reikia. Gerai, pirmas dalykas – reali parama jaunoms šeimoms pirmam būstui mieste, ne popieriui, o taip, kad apsimokėtų likti Klaipėdoje. Antras – paprastesnis gyvenimas centre šeimoms, tai parkavimas, paslaugos, kad miestas būtų patogus, o ne varginantis. Trečias – pati infrastruktūra. Darželiai, mokyklos, paslaugos, kad gyvenimas mieste būtų logiškas, ne kova. Nes miestas turi būti ne tik gražus, jis turi būti ir patogus. Ir tada lieka paskutinis klausimas. Nes šiandien Klaipėdoje gaunasi paprasta logika. Arba tu perki būstą ir moki bankui 30 metų, arba nuomoji ir moki kažkam kitam visą gyvenimą. Skirtumas tik tas. Vienu atveju po visko lieka tavo namai, o kitu tik prisiminimai ir bankų pavedimų istorija. Tai kaip jums atrodo? Ar šiandien jaunas žmogus gali normaliai įsikurti Klaipėdoje? Ar jau tampa tai sudėtinga? Parašykit komentaruose savo nuomonę. Iki.